nekiršinau. Ne, man visada malonu su tavimi pabūti, dar kartą dėkoju už diskretiškumą ir prižadu, kad pasistengsiu gauti tau darbą. Ne, Marcelė, nesirūpink, jau žinau, ką daryti. Tikrai? Ką? Marisa, galim šnektelti? Ir vėl. Taip, klausyk, tu man buvai labai gera. Visai nenoriu būti skundikas, bet turiu šitą pasakyti. Nenori būti skundikas, nepanašu. Klausyk, galvo, ką nori, bet turiu pasakyti. Ką? Sustabdyk Pablą, nes jis šmeižia tavo vardą. Ką? Pasakoja apie jūs asmeninius dalykus. Asmeninius dalykus. Kokius? Dar klausi? Kad jūs susidėjot. Ką? Štai, žiūrėk. Šitų nepaneigsim. Kalbėjau apie proporcijas, prisimeni apie perspektyvą. Žiūrėk, matai kokie klubai? Pažiūrėk. O kokios kojos. O keliai? Labai gražius nupiešiau. Pažiūrėk į pečius. Štai puiku. Čia tu, Sonija. Nepatinka? Ne, visai nieko. Tiesiog iš dailės mokytojų tikėjausi šiek tiek daugiau. Na, aš turiu talentą piešt paprastus minimalistinius piešinius, bet tikrai neprastesnius, Sonija. Galima paklausti, kur mokiais? Sorbonai, Paryžiui. Taip toli važiavai į Prancūziją, kad tik tai pieštum? Man puikiai sekėsi. Sonija, gerai, kad tave radau. Paviršai šitos dokumentus pasirašyti, išbėgai nepasirašiusi. Atsiprašau, aš Andresas, Sonijos vadybininkas. Labai malonu. Octavius Andrade, darbų mokytojas. Jau eisiu, turiu reikalų. Eikit. Ačiū už piešinį. Atsiprašau. Matei, koks jis iškrypėlis? Koks? Paprastas, normalus žmogus. Iškrypėlis iš akių matyt. Nebūk apsista. Na gerai, gal iš akių ir nematyt. Bet nežinau. Aš bendrauju su prodiuseriais, su menininkais ir matau, kad jis širdies gilumoje tikrai nėra normalus. Linkėsi iškrypimą? Nesugalva, Sonija, nusiramink rimtai, sakau. Gerai, tu teisus. Gal ir taip. Tokį piešinį nupiešęs žmogus turėtų būti švelnesnis už stirniuką Bembį. O ką aš tau sakau? Sveikas, Sonija, labas. Sveikos mergaitės. Noriu paklaust, kelintokės jūs, kad taip krykštaujat, kas atsitiko? Tikrai bus modelių būrelis? Negaliu patikėti, sužinojot? Sonija, visi tik apie tai ir kalba. O ne, visus norim lankyti, kiek priimsi? Nebijokit, priimsiu visas. Tai bent nepasisekė. Imk, čia vanduo su cukrum, bus geriau. Išgerk. Duok, padėsiu. Ne, ačiū, viskas gerai, tikrai nesirūpinkit. Spaudimas nukrito, klausyk, aš šiandien valgiai? Valgiau. Kodėl susiliejai? Ką? Taip sakoma, kada baigdamas filmuoti, užtamsini kadrą. Juk sakei, kad išmanai apie kiną. Taip, kai užtamsini, nesirūpinkit, viskas gerai, ačiū. Tai ką jis sapnavo? Kur tas kvailys kamerą padėjo? Top grupės renginys. Koks niekšas, kaip jis gali pasakot, kad jūs susidėjot? Nežinau, jis niekad nepasakys Luhana niekad. Tikiuosi sulauksim atkirčio? Žinoma, jau visiems pasakiau, kad tuoj prasidės būreliai. O jo neklausiau, labai gaila. Puiku, labai gerai, bus smūgis žemiau juostos. Ne, čia dar nekerštas Laurita. Aišku, ne. Palauk, Marisa, persistengti irgi nereikia. Tegul jūs savo eina velniop? Aš nepamiršiu, kad jis man griauna gyvenimą, kai tik turi progą. Kur eini? Tiek to tikriausiai nori pabūt viena? Gali būt. Nesuprantu, kodėl jo nepričiupo ir netrenkė į snukį. Būtų gerai, būtų trenkus.
Kodėl taip manai? Puikiai pažįstu Marisą. Pablas ją labai skaudino, nežmoniškai. Jei iki šiol net keršijo, kerštas bus labai žiaurus. Negazdink. Nepamiršk, ką sakiau. Girdi? Girdžiu. Kalbėjau su Aleksu, turiu gerą naujieną. Ir ką? Aleksas nori 4 kur nors nueiti. Tikrai? Tikrai, tik pagalvok, mes 4. Puiku. Mudvi su savo vaikinais vaikščiosim po parką, supsimės. Ką? Ką apsirengt? Vėliau pagalvosime. Ne, reikia pagalvoti dabar. Turiu puikiai atrodyti, supranti? Einu į kambarį, pažiūrėt, ką turiu. Vėliau tu ateisi ir padėsi nuspręsti. Gerai, ateisiu. Atsisveikinkim, gerai. Ne taip mija. Klausyk, aš paprastai nesikišu į svetimus reikalus, bet norėčiau tau patart. Kas atsitiko? Saugok Felės draugystę. Kodėl? Šitoj mokykloje yra daug raganų, norinčių jūs išskirti. Kažką girdėjai? Nesvarbu, ar girdėjau. Svarbiausia, kad saugotum savo draugystę su Fele. Galvok, ką darai. Mūsų su Fele draugystėje nieks negrėsia. Aš labai pasitikiu ją, o ji manim. Gerai, jei tu taip sakai, viskas gerai. Atsiprašau. Ką mes jam patarėm? Kodėl nepasakė, kad su Marisa susidėjo? Ar mes nesame draugai? Nerėkčiam manęs, aš irgi supykau. Jei nebūtų radęs sakinių, aš irgi nieko nežinočiau. Reikia jam pasakyti. Tomai, galim trumpam šnektelt? Žinau. Gerai, sėskis. Kas atsitiko? Klausau. Atsiprašau, kad sutrukdžiau. Nieko tokio. Turiu labai svarbų prašymą. Gerai, klausau. Rytoj eisiu į labai svarbų pokalbį. Nežinau, man baisu eit vienai. Susitiksiu su modeliu fotografu. Ir ką? Norėjau paprašyti, kad mane palydėtum. Kodėl neprašai mamos ar brolio? Turi brolį? Ne, sužinojusi, mama mane pribaigtų. Kągi, atsiprašau, nereikėjo tavęs prašyti. Ne, palauk, Solė, neišeik. Eisiu kartu, mielai. Tikrai? Tikrai? Koks tu mielas. Vėliau pasakysiu, kur ir kilintą, gerai? Gerai. Nesuprantu, kaip galėjai tai padaryti. Bianka, kas tau nepatinka? Dabar tau laisvas kelias. Išrėžčiau tiesiai šviesiai, bet subtiliai. Subtiliai, Lala. Labai subtilu pasakyti, kad sapnuoju erodinėse sapnuose. Bianka, kas tau nepatinka? Ir kamerą gavom. Tai pamatysi, kad tu rūpi Rokui. Pražluksiu, tu tikriausiai gali. Lala, juk sakiau, kad Rokas manęs nepastebi. Tikriausiai ne ta kasetė, tikriausiai. Ta buvo parašyta top grupės renginys. Nuo Roko Vikai. Nors sakai, kad mano dainos tau nepatinka, žinau, kad tai netiesa. Ir siunčiu dar vieną. Rokas. Felė? Felės neramyje. Kokia čia daina? Tas kvailys Rokas man vis siunčia dainas, nusibodo. Labai graži. Manai? Taip, labai graži. Nebloga. Einu susitik su grupės nariais. Galima paimti? Kam? Juk sakiau, kad ieškom naujų dainų.